Europos parlamente sieksime, kad žemės ūkis taptų strateginiu sektoriumi Europos Sąjungoje. Lietuvos ūkiams turi būti skiriamas solidus bendrijos finansavimas, o tiesioginės išmokos pasiekti europinį vidurkį. Sieksime užtikrinti gyventojų aprūpinimą saugiu, sveiku, kokybišku vietinės gamybos maistu. Dėrybose dėl bendrijos prekybos sutarčių su trečiosiomis šalimis atkakliai ginsime Europos ir Lietuvos žemdirbių interesus. Stebėsime, kad nebūtų įvedami pertekliniai ir absurdiški reikalavimai ar apribojimai žemdirbiams, o matydami tai nedelsiant reaguosime. Esame įsitikinę, dirbama žemė turi tarnauti maisto gamybai. Tad sieksime įtvirtinti, kad ES ūkininkams už pagamintą produkciją būtų mokama ne žemesnė kaina, nei gamybos savikaina. Ūkininkai privalo gauti orų atlygį už darbą, turėti galimybės pretenduoti į lėšas ūkio modernizavimui. ES turi išlikti regionu be genetiškai modifikuotų produktų ir laboratorinių maisto pakaitalų. Sieksime, kad maistas ant europiečių stalo būtų kuo natūralesnis ir žmonės žinotų, ką valgo. Bendrijoje turi būti užtikrinta vienoda panašių produktų kokybė. Mokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.